Pasidalinsiu tokiu vienu įdomiu reiškiniu. Kada mes būnam žemose vibracijose, tai mes tą energiją į save susiurbėm iš aplinkos. Ir jeigu aplinka yra aukštų vibracijų, mes ją tarsi susiurbėm ir aplinkoje lieka netokios geros energijos, netokios aukštos vibracijos. Bet jeigu mes sugebam save sujungti, kaip sakau, su savo ašim, kitaip sakant, susijungti su aukštesniam sąmonėm, su aukštesnė išmintėm, aukštesnėm vibracijom ir tarsi paimti į save, ar ne, visą tai ir paskui iš savęs skleisti į aplinką, tai ir mes užsipildom ir gebam užpildyti savo aplinką viso tuo. Taip kad mūsų darbas tam tikra prasme ir yra gebėti priimti tą energiją ateinančią į mus ir per save, kaip piltuvai ar ne, ir per save ištransliuoti toliau į savo aplinką. Tai leidžia tiesiog mūsų aplinkoj užsipildyti energiją, aukštų vibracijų energiją. Ir jeigu mes negebam šito proceso padaryti, jeigu mes negebam susijungti su savo ašim, negebam priimti ir išskleisti, tai natūralu, kad mes tik siurbiam aplinkos energiją. Ir mes gyvi tik tai ta energija, kuri jau yra nuleista per kitus, kažkada galbūt ir per save, į mūsų žemės erdvę ir dėl to jos nepadauginam. O mūsų tikslas kiekvieno iš mūsų yra dauginti tai. Vadinasi, kuo dažniau mes būnam aukštose vibracijose, tose dažniuose, kuriuos mes į save paimam ir pertransliuojam į išorę, tuo labiau padauginam tą šviesos srautą, tas aukštas vibracijas mūsų Žemės planetai ir visoje erdvėje. Tai va, kokie mes nuostabus. Tik reikia nepamiršti, kad turim šitą gebėjimą ir jo naudotis.